būna taip kartais prisnūsti prieš saulę ir staiga pajunti, kad į veidą alsuoja žaltys. Jeigu taip galėčiau pradėti apie parodą ir jeigu tokiam žiūrovui bandyčiau pristatyti, tai iš tikrųjų mano galvoje kirba labai daug idėjų. Tai tie visi darbai, jie pradžioj nebuvo meno kūriniai. Jie atsirado begyvenant vasarą Dzūkijoje, mano sodyboje, ir aš ten žaisdavau. Nes man labai svarbu išlaikyti tą vidinį vaiką, kuris be jokių konvencijų, be jokių išankstinių nusistatymų kūrė, žaidžia ir paskui tik tai žiūri, kas iš to išeina. Jeigu, reiškia, tas Ieva ir Adomas atsirado ten, bet tam filmukį turbūt parodyta, kaip jie ant iešmo kepa obuolius, tai paskui nukeliavo į koliažą. O kai atsirado koliažas, tada pradėjau mąstyti ir biblijiniam istorijom ir išauginau tokį didžiulį genealoginį medį, kur žiūrovas gali pamatyti ir pažaisti ir pagalvot, kaip mūsų protėviai Ieva ir Adomas pradininkai žmonijos pagal Biblijos pasakojimus, bet gal taip ir iš tikrųjų buvo. Ir poros vestuvininkų, neatsitiktinai pasirinkau triušių ir zuikučių poras, todėl kad pamąsčiau tokį dalyką, kad žmonija iš tikrųjų dabartiniu momentu labai jau apgyvendinus tą mūsų žemės rutulį. Bet tas žaidimas, kaip ir meno kūrimas, jis iš tikrųjų kartais priverčia ir pamastyti apie gilesnius dalykus. Štai koliažas atsirado su senu angelu, bet neatsitiktinai tas angelo personažas, jis vėl atsirado stebint tikrus gyventojus, tikrus kaimo gyventojus, senukus, kurie išlenda pasišildyti ant suolelio prieš saulę. Ir kai da pasižiūri į jų veidus, į jų tas tokias žydras akis, tai man iš karto ir pagalvoju, štai tikrasis žemiškasis angelas, kuris jau vieną koją gal anapus, bet dar lieka čia ir jisai viską žino ir jo veide atsispindi visas gyvenimas ir jis gali suteikti kitiem patarimus, o kartais pasišaipyti. Ir dar vienas objektas, aišku, jis toks truputį antiestetiškas, bet aš jį kūriau iš pasakojimų, kada vyrai slapta eina į mišką, į girią, prie kokios nedidelės pelkės, turi tokį bravorėlį ir, kaip dzūkai sako, ten varo kurcinio ašaras. Ir iš tikrųjų, pagal pasakojimus, kai kurie pasidarydavo tokius specialius batus, kad atrodo lyg eina į priekį, bet pėdos rodo, kad eina atgal, kad sumėtyti pėdas. Tai tokių įvairiausių istorijų toje parodoje galima atrasti. Tai tas žaltys gyvatė vėl neatsitiktinai atsirado šioj parodoj. Ir kai aš jau užbaigiau pagaminti šiuo atveju, taigi toptelėjo mintis, kad gyvatės metai, tik aišku žaliosios, bet kadangi tai raudona gyvatė, o pagal spalvų teoriją raudona su žalia neišskiriamas kontrastas, viena kitą papildo, tai turbūt ir pasiteisina. Gyvatės tas geluonis, reiškia, neatsitiktinai yra tiesa, bet jau šičia turbūt žinotų senesnės kartos žiūrovas, nes sovietiniais metais buvo leidžiamas laikraštis, kuris vadinosi Tiesa, o kadangi vėlgi grįžtant prie Biblijos,
tų istorijų, kai Žaltys sugundė Ievą, tai reiškia jisai teikdamas tiesą iš tikrųjų lyg ir melavo. Vėlgi man labai svarbu, reiškia, apmąstyti žmogaus egzistenciją, jo būtį, kas jisai yra čia šioje žemėje, kur jo iš tikrųjų namai. Na tai čia praeitos vasaros kūrinys, mažutė trobelė, supinta iš vytelių, labai smagiai aš ją pyniau ir stogą dengiau. Tuo pačiu skaitydama rytiečių haiku, tokius labai trumpus eilėraštukus. Ir tas namelis kaip žmogaus buvimas, būtis, jo širdis. Ir atrodo, kad taip, mes gyvenam gamtos apsupty, viskas smagu, bet tokia minorinė gaida, vis tiek žinom, kad tai yra laikina, kad tai turi baigtinumą. Ir tada norisi tik tai žaisti. Grįžtant prie mano tekstų, prie knygos, yra taip, kad ką nupaišau, nutapau, tas paskui ir įvyksta. Tai labai įdomu, vėlgi su grybais, su musmerėm, man jau neišpasakytai, jos yra gražiausios iš visų grybų. Ir kai tik tai jas paskutinį kartą realizavau šiuo atveju, tai uždraudė Lietuvoje jas rinkti, nešti namo, tai dabar nežinau, turbūt teks miške piešti. Iš tikrųjų, profesija yra mano nuostabi, kadangi tapytojas yra tik tai vienas ir kūrė vienas. Tenka bendrauti, aišku, pasirenkame savo artimiausius. Tai kolegos, kur kartu dėstome Dailės akademijoje, jaunoji karta, ypatingai gabūs studentai, ir labai džiaugiuosi, kad tampu jų diplominių darbų vadovė. Tai galėčiau paminėti savo jau absolventę Sandrą Kvilytę, puikiai tapytoja, ir dabartinį magistrantą Benjaminą Ančerį, kuris puikią parodą pristatė Vilniuje, Lygija Žilinskienė. O iš kolegų, tai pradžioj nepriklausomybės mes buvom susibūrusios į grupę 4, tai Aušra Andziulytė, Judita Budriūnaitė, Elena Balsiukaitė, mūsų vadas buvo dabar jau profesorė Rasa Andriušytė. Tai paskui po kiek laiko ta mūsų grupė išsiskirstė, bet ir toliau mes bendraujam ir šnekamės, ir tam tikrų idėjų pasidalinimas. Ir aišku, šiek tiek yra ir tokių karinių stovyklų, gal dėl to, kad kitos kūrybos strategijos, bet tai kaip tik suteikia įdomumą, ir kada yra, kad ir nedidelės konfrontacijos, jos vis tiek turbūt paskui inspiruoja atsirasti naujom idėjom.